Šį kartą apie keletą nesenai pasirodžiusių pintų valų, biudžetinių pintų valų iš AliExpreso. Šitas tai būtų ploniausias valas mano žiniai iš AliExpreso šiai dienai, na, o šitas tai yra labai kokybiškas valas, prilygstantis Tsurinojos valui H8, tačiau pigesnis. Galbūt tai yra tas pats valas, tik tai nudažytas skirtinga spalva, na ir parduodamas kito pardavėjo arba kitoj parduotuviai. Tai ką, palyginsiu šitą ploniausią valą su, sakysim, gerai žinomu visiems YGK valu, japonišku, kuris yra be konkurencijos turbūt ploniausias pagal deklaruojamą diametrą. Na ir pasižiūrėsim, kaip atrodo šitas. Čia turiu ritinėlį, kuris deklaruotas PE 0,1. Žinoma, tiek nebus, o japonišką turiu, kuris deklaruota PE 0,25. Na ir taip pat palyginsiu šituos du su prieš tai, mano nuomonė, ploniausių ir gana kokybiškų valų iš AliExpreso, tai yra Kingdom arba Thinner. Vėlgi diametras bus PE 0,2. Na ir pasižiūrėsim, kuris yra ploniausias ir taip toliau. Pritrauksim pakankamai gerai, prizūminsim ir pažiūrėsim. Na, o dabar grįžtant prie šito valo, kuo jis pasižymi. Kaip matot, spalva yra tokia ruda. Čia jau patiks jum ar ne, nežinau. Šiaip esu pastebėjęs, kai naudojami labai ploni valai, gali būti ir labai ryškus, vis tiek gana jisai sunkiai matosi. Žinoma, kažkiek geriau iš arti, bet rudas matysis arba nesimatys visai. Ir jums, ir žuviai. Pakuotė paprasta. Atkeliauja tokioj popieriniai dėžutėj. Dabar apie patį valą. Jeigu reiktų, sakysim, duoti balus ar ne nuo 1 iki 10, kur 10 geriausias, kas liečia minkštumą, tai duočiau kokius 8, 8,5 gal. Nėra minkštas valas, nėra kietas šis valas taip pat. Taigi neblogai. Tada, kas liečia apvalumą, sakyčiau, duočiau kokius 7, gal 6,5. Nėra jisai labai apvalus, nėra plokščias. Esu matęs tikrai plokštesnių valų. Šitas nėra prastas, bet nėra apvalus. Tvirtumą. Vėlgi duočiau apie 8. Pagal mano testus laiko apie 1,8 kg. Nors deklaruota, nieko nedeklaruota čia, o čia irgi nematau iš karto, bet perkant tikrai yra nurodyta pagal diametrą, kiek laiko valas. Bet kokiu atveju pagal diametrą tikrai 8 galiu duoti pagal tvirtumą. Vėlgi čia tvirtumas, kas liečia namie testuojant. Realioj situacijoje, kai šlapias, kai yra mazgas ar žuvis, ten kliuvinys, gali būti visai kitaip. Kitas dalykas tai yra paviršius arba slidumas. Čia galiu duoti laisvai 9, nes tikrai valas yra gana slidus, net nežinau kiek čia gijų, ar 4 ar 8, greičiausiai 4, bet tikrai pakankamai slidus valas. Šiaip esu pastebėjęs, kad ten, kur plokštesni šiek tiek valai, jie būna gana slidus. Taigi žvejot su šituo valu turėtų būti gana komfortiškai. Tikrai negirdėsit jo per žiedus, užmetant arba tenais greit surenkat valą, vyniojant surite, tikrai neturėtumėt girdėti. Taigi tikrai neblogai šiuo klausimu. Tai va, matyt, apžvelgiam viską, kas liečia šį valą. Dabar pasižiūrėkim greitai į istorius. Palyginkim, kaip sakau, su prieš tai buvusiu ploniausiu kinišku iš AliExpreso ir su ploniausiu japonišku. Vat. Ir pažiūrėsim, kiek jisai užstorintas. Žinoma, jis bus užstorintas palyginus tiek, kiek deklaruota, tačiau tas ploniausias diametras, mano nuomonė, puikiai tinka ultralaitui, ten ešeriaujant ir taip toliau, ten, kai naudojami ten 0,5 gramo ir viršų svoria iki kokių ten 5-7 gramų ultralaitų, žodžiu. Pats tas. Gerai, pažiūrėkim greitai į tuos diametrus, pritraukę šiek tiek arčiau.
Taigi nežinau, kaip gerai matot, bet šitas dešiniai pusiai žalias yra YG key, tada per vidurį yra tas naujas valiukas ir kairiai pusiai yra Kingdom Microfly arba Thinner. Na ir kaip ir vizualiai atrodė, šitas YG key yra ploniausias, bet vėlgi jis netrodė, kad toks plonas. Greičiausiai čia bus tokia tarsi optinė apgaulė. Jisai tamsesnis valas, prie tamsesnio paviršiaus jo beveik nesimato. O šitas per vidurį man vizualiai atrodo, kad jisai yra šiek tiek plonesnis už tą Kingdom Microfly. Na ir žinoma, šitas per vidurinis, tas naujas valiukas yra žymiai, sakysim, glotnesnis. Tas Kingdom turbūt vienintelis jo, sakysim, trūkumas buvo tame, kad jisai gana garsokas, toksai šiurkštokas valas. Tai va. Galiu pabandyti užsidėti šitos valus ant piršto ir kad pakeisti tiesiog pagrindo spalvą. Gal tada pasimatys koks skirtumas ar ką. Gal kitaip atrodys. Va dabar kažkiek matosi galbūt, kad arba reiktų sakyti gal, kad tas YG key šiek tiek matosi, nes prieš tai jisai dingo. Taigi, vėlgi, prie šitų spalvų arba prie šito pagrindo galbūt atrodo, kad tas naujas valas nėra jisai toks plonas, bet man vizualiai atrodo, kad jisai yra plonesnis už tą Kingdomo arba Thinner valiuką. Tai va. Realus turbūt jo diametras būtų PE 0,3, sakyčiau. Jisai yra šiek tiek storesnis už tą YG key. Tai va. Tokia vat greita apžvalgėlė. Galbūt dar arčiau pritraukim, kad pasižiūrėt. Na ir arčiau jau nebegaliu. Nežinau, kaip matot. Bet atrodo maždaug taip. O dabar, kas liečia šitą valą, vėlgi tai yra gana naujas valas. Šitas valas jau yra labai kokybiškas. Iš to, ką aš matau, visi parametrai yra ten, sakysim, 9 iš 10 laisvai. Tai yra kietumas, apvalumas, slidumas, tvirtumas ir taip toliau. Kaip sakau, greičiausiai gali būti, kad šitas valas yra tas pats, kas Tsurinoja H8. Jeigu taip yra, o kainuoja mažiau, tai čia yra labai geras variantas. Nes tą Tsurinoja aš jau naudoju apie porą metų ir tikrai geresnio valo, vat sakysim, žinoma, jo nebus jau ten ploniausias. Šito yra PE 0,6. Vėlgi, šapalui, ten starkiui, kokiam lydekoms bus pats tas. Taigi, sakau, atrodo super kokybiškai, nekišiu jo po mikroskopu, makro nedarysiu, bet tiesiog turėsit patikėti, kad šitas valas yra labai kokybiškas. Už tokią kainą, tai čia yra nerealu. Jisai laisvai konkuruoja su ten visais japoniškais. YG, Varivas, Gosen ir taip toliau laisvai konkuruoja visais parametrais, o kaina yra tenais, aš nežinau, 3 kartus, 4 kartus geresnė. Taigi, paskaitykit kitų meškeriotojų atsiliepimus ir patiks, įsigykit. Manau, nebūsit nusivylę tikrai. Lygiai tas pats galioja ir tam kitam valiukui. Šitas iš vis yra pigutis. Paskaitykit kitų meškeriotojų atsiliepimus, patiks, įsigykit, išbandykit, gal prilips ir galėsit naudoti keletą sezonų. Tai va, paliksiu abiems šiems valams nuorodas apačioj. Kaip sakau, bus noro. Įsigykit, išbandykit. Gerai, šiam kartui tiek. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki.